Tikri draugai dalinasi viskuo. Nuotykiais, laimė. Nesutramdomu joku. Mažomis nuodėmėmis, pašnekesiais iki ryto, išdaikomis pagalba pačiu geriausiu gyvenimo laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Daugiau nei 70 programų. 100 megabitų sparta, kur be naršytum. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Penktadienio lapkričio 13 dienos Jurbarko žiniose matysite. Seimui pritarus nuo kitų metų sausio 1 dienos uždrausti alkoholio prekybą degalinėse, jų atstovai gąsdina darbuotojų atleidimu ir kuro pabrangimu. Savaitgalį vykusiame seminare treneriai ir dietologė Rūta Beišytė su jurbarkietėmis dalinosi sveikos mitybos ir gyvensenos paslaptimis. Jurbarkų mokykloje darželyje Vyturėlis vyko pirmoji rajoninė ikimokyklinio ugdymo įstaigų poezijos šventė Posmai rudenėliui. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Šios savaitės antradienį Seimas balsų dauguma priėmė sprendimą nuo kitų metų sausio 1 dienos uždrausti alkoholio prekybą degalinėse. Iš 75 svarstant šį klausimą posėdėje dalyvavusių politikų 50 balsavo už tai, kad nebūtų pratęstos 2011 m. gruodžio mėnesį Seimo priimtos alkoholio kontrolės įstatymo pataisos, numatančios, kad nuo 2016 m. sausio 1 dienos įsigaliotų draudimas Lietuvos teritorijoje esančiose degalinėse prekiauti bet kokiais svaigiaisiais gėrimais. Šiuo metu pradžioje keletas valdančiai koalicijai priklausančių Seimo narių registravo pataisą, pagal kurią tokio draudimo įsigaliojimas būtų atidėtas 3 metams iki 2019 m. sausio 1 dienos. Balsavimo metu už draudimo prekiauti degalinėse alkoholiu pratęsimą balsavo 9 parlamentarai, tarpe kurių buvo ir Jurbarko krašte išrinktas Seimo narys Bronius Pauža, o dar 16 politikų balsavimo metu susilaikė. Pagrindinė sprendimų uždrausti alkoholio prekybą degalinėse motyvas buvo siekis sumažinti alkoholio prieinamumą tiek vairuotojams, tiek ir visuomeniai. Labiausiai tokiems pakeitimams priešinėsi degalinių atstovai ir alkoholinių gėrimų gamintojai bei didmeniniai prekybininkai. Argumentu, kodėl ne tik reikėtų pratęsti šį terminą, bet galbūt ir apskritai atsisakyti tokio draudimo, įvardino niekur ES faktiškai negaliojantį tokį draudimą. Degalinių parduotuvės yra laikomos lygiai tokiomis pačiomis mažmeninėmis prekybos rinkos dalyvėmis, kaip ir visos kitos prekybos vietos. Šio įstatymo priešininkų teigimu, įvedus tokį draudimą, degalinių mažmeninės prekybos parduotuvės būtų išskirtos kaip atskira ūkių subjektų grupė, kas pažeistų lygias prekybos alkoholio konkurencinės sąlygas ir diskriminuotų atskirus subjektus. O tai yra nesuderinama su konstitucija ir konkurencijos įstatymu. Šita situacija gavosi ganėtinai unikali tame, kad apriboja tik tai vieno ūkio subjekto veiklą toje vietoje, sakykime, alkoholio prekyboje. Kiti Lietuvoje veikiantys ūkio subjektai, tame tarpe ir išvežiojama alkoholio prekyba, kur yra tokia truputį, sakykime, abejotina, jinai vyksta. Tai dabar būtent ir yra čia konstitucinio straipsnio pažeidimas, sakykime, kada yra sudaromas nevienodos rinkos sąlygos tam tikriems ūkio subjektams. Vadinasi, jeigu arba tada visiems apriboja vienodai kažkokią tai dalyką, nustato ten alkoholio turio, sakykime, procentinę vartojimą, arba, sakykime, kažkokius laikus apriboja ar dar kažką. Dabar gaunasi, kad iš visos rinkos išima tik tai vieną rinkos dalyvį. Aišku, mes nesėdim sudėję rankų, mes žiūrime dabar teisinius dalykus, yra ES teisė, kuri ypatingai žiūri konkurencinius dalykus. Pavyzdžiui, buvo tokie pasiūlymai steigti specializuotas alkoholio parduotuvės, tai apie tai gali šnekėti žmonės visiškai neišmanantis ekonominių situacijų, kas yra ES. Negali būti monopolio, niekur negali būti monopolio absoliučiai. Tai mes dabar žiūrime gana aukštam lygiai teisinius aspektus tam tikrus, kad kreiptis į atitinkamas institucijas ir žiūrėti, ką galima padaryti, kaip dar galima būtų mūsų valstybę priversti apsigalvoti tuo klausimu.
Apie 700 lietuviškų degalinių vienijančios sąjungos vykdantysis direktorius neslėpė, jog įsigaliojus tokiam draudimui gali būti atleidžiami degalinių darbuotojai ir netgi brangti degalai. Degaliniams tai buvo pajamos kažkokios tai ir jos, jeigu sumažės, aišku, tai turės neigiamą poveikį, sakykime, ir darbuotojams, ir pačių degalinių veiklai. Jau dabar matome, kad šiai dienai labai daug yra degalinių, kurios naktimis nebedirba, sakykime, kad ir pas mus susidariusios degalinės yra jau 10 valandą užsidaro, tai praktiškai negalima pasinaudoti nieko, nei kažkokios pagalbos gauti, nei tualetų pasinaudoti, ar ten kavos, ar taip toliau. Nekalbam, aišku, alkoholiniai gėrimai yra uždrausti prekybai naktį, mes tą sveikinam ir tą primam, sakykime. Bet degalinės yra ypatingai kaimo vietovėse ar nutolusiose vietovėse yra vienas iš tokių kaip punktų, kur žmogus gali naktį gauti tam tikrą pagalbą. Šiai dienai šito dalyko nėra ir jis mažės ateityje, nes gali dalis degalinių pereiti automatinį darbą ir taip toliau. Gali ir degalų kainos dėl to padidėti, sakykime. Neatmestinas variantas, todėl kad tą dalį pelno, kaip jūs sakote, reikės kažko kompensuoti kitu. Skirtingai nei degalinių atstovai ar alkoholinių gėrimų gamintojai bei platintojai ir prekybininkai, blaivybės propaguotojai tokį Seimo žingsnį sveikina ir ragina juos imtis tolimesnių veiksmų, tiek mažinant alkoholio prieinamumą, tiek ir jo suvartojimą. Čia vienas sprendimas. Antras sprendimas yra draudimas alkoholio reklamos, kuris turi būti irgi nedelsant priimtas, nes visi moksliniai tyrimai rodo, kad alkoholio reklama asmenų vyresnių negu 25 metai neveikia. Veikia tik mūsų vaikus ir jaunimą. Tai atitinkamai, žinant tokius tyrimus ir žinant, kad tai orientuota į mūsų vaikus, tai be abejonių mes turim tą padaryti skubiausiu būdu. Kitas dalykas, aš uždraučiau, jeigu būtų mano valia, alkoholio gamintojams remti renginius. Ir tai, kas dabar daroma savivaldybėse, mes su Andriu Mamontovu buvom iniciatoriai įstatymo projekto, kad uždrausti alkoholio priekybą renginiuose, kuriuose yra vaikų. Ir toks įstatymo projektas yra priimtas ir aš dar nežinau, ar Jurbarke tai jau priimta ar ne. Bet iš esmės tai labai reikalingas buvo sprendimas, nes reikia išvaryti alkoholio priekybą iš renginių, nes ten mūsų vaikai būna. Kada mes padarysim taip, kad mūsų vaikai būtų atskirti šiek tiek nuo alkoholio ir priekyba alkoholio, galbūt specializuotose parduotuvėse, mes turėsim prieiti prie to, kad reikia vis dėlto privalomo alkoholikų gydymo. Nes tai, ką parodė Kražiai, kada žmogus nenori gydytis, jisai nenori keisti nieko gyvenime ir jisai tampa pavojingas visuomeniai. Aš manau, kad tokie asmenys neturi turėti pasirinkimo gydytis ar ne, jie turi būti gydomi. Manau, kad jeigu tai padarysim, mes busim priėmę visą sprendimų programą, kitaip sakant, kuri iš tikrųjų leis pakeisti situaciją. Dar galbūt, jeigu būtų mano valia, aš ir akcizus padidinčiau alkoholio akcizus, kad kainos alkoholiui būtų daug didesnės. Jeigu šnekėti, kada pradeda šnekėti, kad nelegali rinka staiga padidės ir taip toliau, tai su ją mes pakankamai neblogai tvarkome. Šiandien alkoholis nelegalioje rinkoje apie 6% tai sudaro ir aš manau, kad tai įmanoma kontroliuoti, jeigu mes iš tikrųjų pasiryžę esam iš 3 vietos pasaulyje nusileisti nors į 50 pagal alkoholio vartojimą, nes esam tikrai labai tokioje negražioje vietoje. Praėjusios savaitės sekmadienį Jurbarke viešėjo profesionali asmeninė trenerė, dietologė Rūta Beišytė, kurią pasidalinti savo asmeninę patirtimį apie sveiką mitybą, sportą bei gyvenseną pakvietė aerobikos trenerė Ieva Janauskaitė. Seminaro metu daug dėmesio buvo skirta tiek sportuojančių, tiek ir nesportuojančių žmonių mitybos subalansavimui, kas pasak trenerės padeda ne tik padailinti kūno linijas, bet ir palaikyti gerą nuotaiką bei savijautą. Tos taisyklės yra tokios, kad maisto saikas, tiesiog maistas mažomis porcijomis, maistas sąlyginai mažomis porcijomis. Taipogi, kad tai turėtų būti angliavandeniai, mūsų įvairios košės, galbūt nuo vaikystės jau atsibodusios ir, kaip sakiau, naujų vėjų ieškantenai rytais, po to baltymai antroji dienos pusėje ir lengvi pietus, kurio metu taipogi gautumėt angliavandenių ir baltymų su dar 2 užkandžiais. Ir nesivaikymas dietų, o tiesiog valgymas subalansuoto maisto 5 kartus per dieną su 3 didesniais valgymais ir 2 užkandžiais. Paskaitos metu trenerė akcentavo ne tik sveikos mitybos, bet ir sporto bei judėjimo reikšmę žmogui. Sportuoti, pasak jos, tai nereiškia kasdien vaikščioti į sporto sales ar tapti aktyviu vienos kurios nors sporto šakos propaguotoju.
Pasak Rūtos Beišytės, norint jaustis gerai ir būti sveiku, pakanka keletą minučių per dieną skirti lengvam pabėgiojimui ar paprasčiausiam pasivaikščiojimui. Tas sportas nebūtina turi būti salės sportas, ne? Nes kiekvieną dieną mums yra sveika judėti, bet nėra skirtumo, ar jūs judėsite sporto salėje, ar jūs tiesiog vaikščiosit, ar jūs bėgiosit, ar jūs lankysit jogą, ar sportuosit namuose, tai nėra skirtumas. Ir sakykime, kuo tas sportuojančio žmogaus maistas turėtų skirtis nuo šiaip žmogaus, eilinio žmogaus galbūt nesportuojančio, tai galbūt tik šiek tiek didesnių baltymų kiekių, bet netgi jeigu tu nesportuoji, tu privalai valgyti sveikai. Ir jeigu tu valgai sveikai, tu turi judėti. Daugiau, mažiau judėti reikia, nes nejudantis kūnas, jisai glemba greičiau, jisai sensta greičiau ir nejudantis raumuo, jisai atrofuojasi greičiau. Vienu iš pagrindinių šios trenerės gyvenimo taisyklių yra jokių radikalių permainų netaikymas, ką nors keičiant savo gyvenime. Visus nusprendusius pakeisti savo mitybą ar pradėti sportuoti, tai trenerė ragina daryti palaipsniui, nesukeliant organizmui šoko. Ką nereikėtų daryti, tai nereikėtų drastiškai keisti savo dienos. Sakykime, jeigu jūs žinot, kad jūs valgėt galbūt per riebiai, ir jeigu jūs valgėt įvairiausius nesuderintus dalykus, kaip mėsą su bulvėm, ant jos užpildavo dar padažo ir šalia nebūdavo jokios salotos, jūs dabar negalit pradėti valgyti visiškai liesą mėsą, be jokio padažo ir tik tai su daržovėm, nes jūs pajusitės tokia nuskriausti, nelaimingi ir tai jums nebus skanu. Jūs turit leisti savo organizmui priprasti. Tai jeigu jūs nuo 40 metų jūs turit palengva nuimti padažą, įdėti daržovės, galbūt palaipsniui paruošti liesesnį maistą. Ir viso to domėtis. Kaip sakėte, iš kur baltymų daugiausiai gauti? Gauti galima, jeigu jūs nesat vegetaras, galite gauti iš mėsos, galite gauti iš žuvies. Jeigu jūs esat vegetaras, jūs turite gauti iš augalinės kilmės baltymų, tai galbūt lęšių, žirnių, avinžirnių. Taipogi daug baltymų yra daržovėse. Jūs tą sveikesnį maistą turit po truputį pas save įvesti ir jums nesvarbu, jūs esat 50 ar 40, po truputį tai turi įeiti jūsų racioną ir tai turi būti kuo įvairesnis tas racionas. Jūs negalite kiekvieną dieną griaužti tik tai morką šalia, jūs turite nepamiršti įvairiausių daržovių, kurių pas mus yra pilna, kuris didžiulis yra pasirinkimas ir kasdieną jūsų pirkinių krepšelis turėtų kuo įvairesnis būti ir dabar yra begalės informacijos, tiesiog reikėtų galbūt nepasimesti, aklai netikėti dietomis, netikėti to, kad ten greitai numestas kilogramas šį kartą jau nebegrįž, jis grįž. Jeigu jis buvo numestas negerų būdų, jeigu jis numestas nesveikai, jis taipogi grįž. Ir ką tai 40 metai ir bet kuriam žmogui patarčiau, tai gerti vandens ir kuo daugiau vandens. Ir kasdieną po truputį tai įtraukti savo kasdieninę buitį ir tiesiog po truputį keisti reikia, nieko negalima drastišką daryti. Kalbėdama apie šiuo metu sparčiai populiarėjančią žaliavalgystę, Rūta Beišytė sakėsi, pasisakanti nei už, nei prieš tokį gyvenimo būdą. Pasak jos, tik pats žmogus klausydamas savo paties organizmo gali nuspręsti, reikia jam to ar nereikia. Aš žinokit, nei už, nei prieš. Jeigu žmogus tiesiog taip jaučiasi, kad jam jau nebereikia mėsos, jeigu jis galbūt jaučiasi ant tiek užterštas ir emociškai ir kaip įmanoma nuo šitos maistelio, jis gali tai keisti. Tiesiog jūs negalite pats apgaudinėti savęs, negalite tapti žaliavalgių mėnesiui, o po to vėl pulti prie mėsos ar tam, jeigu jūs sapnuojate naktį mėsą, tai greičiausiai jums jos reikia. Ir tarkime, negalima vaikytis būtent mados. Jeigu kažkas jums žaliavalgis, gali su jumis diskutuoti, koks jūs esat blogas žmogus ir koks jūs esat gamtos priešas, kad valgot mėsą, o jūs jaučiatės gerai, kad ją valgot, jums sveikata tai leidžia, jūs neturit problemų, jūs toliau valgykit mėsą. Jeigu jūs esat iš širdies jau žaliavalgis ir jūs jaučiatės, kad valgot būtent tokį maistelį ir jūsų organizmas, kraujo tyrimai, visi tyrimai rodo, kad tai yra puikai, jaučiatės, jums taip galima, tai ir valgykit toliau. Antradienį lapkričio 10 dieną Jurbarkų darželyje mokykloje Vyturėlis vyko pirmoji rajoninė ikimokyklinių ugdymo įstaigų poezijos šventė Rudenėlio posmai. Šią šventę suorganizavo mokyklos administracija, kuri pasidžiaugti nuplasnojus rudenėliu ir pasidalinti savo kūrybiškumu pakvietė visų rajono darželių auklėtinius, jų auklėtojas ir muzikos mokytojas. Jurbarkuose šiandieną vyksta rajoninė vaikų poezijos šventė posmai rudenėliui. Šiaip galvojam, kad šita šventė, kadangi šiemet jinai pirma yra, tai galvojam, kad galbūt ateityje tradicinė taps šita šventė. Pasirinkom rudenį todėl, kad ruduo yra toksai tamsus,
niūrokas metų laikas, todėl sakom, galbūt širdį sušildysim posmais. Dalyvauja rajono ikimokyklinių įstaigų vaikučiai Eržvilko, Varlaukio ikimokyklinio ugdymo skyriaus, toliau Skirsnemunės, Viešvilės, Jurbarko miesto, Žoliuko, Nykštuko darželiai. Na, aišku, savaime ir mūsų vaikiukai. Aš manau, kad išvardinau gal ir visų. Dar tiesa Girdžius, buvau pamiršusi paminėti. Atrodo, kad tikrai visi. Šventės metu vaikai atliks literatūrinės, muzikinės kompozicijas, eilėraštukus ir dainelės skambės. Na ir aišku, turėsim 2 šaunius vedančiuosius, Rudenėlį ir Ežiuką, kurie bus visi šventės generatoriai, varikliukai. Kad vaikai ne tik deklamuotų ir dainuotų, bet ir susipažintų su tuo, kaip gimsta eilėraščiai ir dainų posmai. Šventės organizatoriai į renginį pakvietė ir visiems gerai žinoma vaikiškų eilėraščių rašytoja, kurios apsilankymas vaikams buvo išties maloni ir džiugi dovana. Mūsų viešnia šios dienos yra poetė Zenė Sadauskaitė. Mes ją puikiai žinome iš jos gražių eilėraščių, kurie skirti ir suaugusiems, ir mažiems. Nors ši šventė buvo surinkta pirmą kartą, stebint šį renginį buvo matyti, kad jam buvo ruošiamasi iš anksto. Dažo ūmėdės nykštukas, genio plunksna jo teptukas, būk raudona, būk gelsva, tau pritik žalsvos spalva. Pamiršom dažyti kotus, juos paliksi nespalvotus. Šiandien išleistame mūsų laike rašoma: pasiektas dugnas, gerti uždraudė teismas. Taip pavadindame straipsnėje teigiama, jog girtavimas ir nusikaltimai neatsiejami. Didžioji dalis nuteistųjų tyčinius nusikaltimus padaro, būdami neblaivūs. Tai, kad alkoholizmas yra didžiulė ne tik Jurbarko rajono, bet ir visos Lietuvos problema, mūsų laikui patvirtino Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus Jurbarko rajono savivaldybėje vyresnioji inspektorė Odeta Mačiulienė, kurios klientai dažniausiai už tyčinius nusikaltimus nuteisti asmenys. Plačiau šią temą skaitykite laikraštyje. Kitose puslapiuose skaitytojai ras publikacijas, kuriuose rašome apie praėjusią savaitę įvykusį naujai asfaltuoto Rutkiškių kelio atkarpos atidarymą, savivaldybės informaciją, buvusių 2 partijos bendražygių Ričardo Juškos ir Sauliaus Lapėno viešai pateikimų klausimų ir atsakymų maratoną, išsamią nusikaltimų ir nelaimų suvestinę, pasakojimą apie tarp 2 rajono verslininkų organizacijų vadovų iškastą karo kirvį bei įdomią pažintį su Jurbarko rajone, Pužiškių kaime, netoli nedidelės upės kranto, vienkiemyje įsikūrusią ūkininkų Zubrickų šeimą. Šias ir kitas naujienas skaitytojai galės sužinoti įsigiję naujausią mūsų laiko numerį. O rytoj bus išleistas ir kitas rajono laikraštis Šviesa, kuriame skaitytojų laukia išsamus pasakojimas apie pagaliau išsipildžiusią Rutkiškių kaimo gyventojų svajonę į namus parvažiuoti asfaltuotu keliu. Lapkričio 6 dieną oficialiai atidarytas naujo asfalto blizgantis kelias Eržvilkas Rutkiškiai. 5 km kelių atkarpą Rutkiškių kaimų bendruomeniai atnešė didelę šventę. Smagu, kad tądien sulaukė daug garbių svečių, tačiau dar svarbiau, kad išspręsta dešimtmečius žmonės varginusi problema. Plačiau apie tai straipsnėje pavadintame Rutkiškių gyventojai sulaukė asfaltuoto kelio.
Šalia įspausdintame kitame rašinyje jau nebe tokios smagios naujienos. Paštininkė pripažino kaltę. Šioje publikacijoje rašoma, jog lapkričio 12 dieną Kauno apygardos teisme nagrinėta turto pasisavinimo byla, kurioje buvusi akcinės bendrovės Jurbarko paštas Jurbarko skyriaus darbuotoja Irena Bernotavičienė kaltinama iš darbovietės kasos pasisavinusi didelės vertės turtą. Moteris kaltę pripažino, o dėl susidariusios situacijos kaltino nepriteklių. Plačiau apie tai sužinosite perskaitę laikraštį, kurio tolimesniuose puslapiuose pasakojama apie šią savaitę Jurbarko bibliotekoje vykusį susitikimą su kraštovaizdžio specialistu, Klaipėdos universiteto menų akademijos architektūros dizaino ir dailės katedros vedėju, profesoriumi humanitarinių mokslų daktaru Petru Grecevičiumi ir žvelgė įvykusią gražią renovuoto kultūros centro atidarymo šventę, bei dar daug kitų naujienų. Lapkričio 17 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre bus rodomas veiksmų filmas Užsidirbęs visų šio žanro gerbėjų plojimus. Transporteris visų greičių atgaivina geriausias Transporterio trilogijos sudedamasias dalis, veiksmą, humorą ir žinoma efektingas lenktynių scenas. Atgimęs Transporteris riaumoja naujausiais automobiliais ir blizga Džeimso Bondo virtomis technologijomis. Lapkričio 19 dieną 18 val. Visi laukiami kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Mituva 30-mečio koncerte, kuriame dalyvaus Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupės Mituva ir Nemunėlis, Veliuonos kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis Veliuonietės, vokalinis moterų ansamblis Verdenė, Konstantino Glinskio teatras bei kapela Santaka. Šioje šventėje laukiami ir buvę visi kolektyvo Mituva dalyviai. Lapkričio 20-14 val. Kultūros centre organizuojamas edukacinis seminaras Kalėdiniai žaisliukai iš Šiaudų. Šio seminaro metu adventinė nuotaika dovanos Jurbarko kultūros centro folkloro grupės Imsrė jaunosios dainininkės. Seminaro organizatoriai prašo su savimi atsinešti ne tik gerą nuotaiką, bet ir 2-3 įvairių ilgių ir storių adatas, šviesių siūlų bei žirkles. Lapkričio 21 dieną 17 val. Mažojoje Jurbarko kultūros centro salėje vyks jaunimui skirtas renginys Susipažinkime. Šių renginio metu bus ieškoma atsakymų į klausimus, ar iš tiesų tranzuoti yra taip baisu, kaip visi šneka, ir ką reikėtų daryti panorus paviešėti Jungtinėse Amerikos valstijose. Renginio metu bus vaišinamasi arbata, klausomasi gražios tauragiečių Augustės Rimkutės ir Virginijos Bartušytės akustinės muzikos, bei dalinamasi mintimis apie galimybės pamatyti pasaulį. Lapkričio 22 dieną 13 val. 30 minučių Jurbarko kultūros centre vyks humoro šventė Juokis 2015. Naujas programas rodys 4 humoro kolektyvai iš Aukštaitijos, Žemaitijos ir Suvalkijos. Iš viso į sceną išeis per 30 atlikėjų, talentingų šio žanro puoselėtojų. Renginį ves Lietuvos humoro sambūrio Juokis vadovas, humoristas Vaclovas Vičius iš Vilniaus. Jis dovanos ironiškų epigramų puokštę. Renginio organizatoriai žada, jog sumokėję 3 eurus jūs juoksitės net 2 valandas. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro kasose. Lapkričio 28 dieną 15 val. Su žiūrovais atsisveikins Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos Šypsena jaunimo grupė. Atsisveikinimo koncerte Būsim jūsų amžinai. Jurbarkiečiai galės dar kartą pamatyti pačius gražiausius šio kolektyvo šokius, su kuriais jis skynė laurus ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Lapkričio 29 dieną 15 val. Jurbarko kultūros centre vyks adventinis vakaras, kuriame dalyvaus kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras Versmė ir retro ansamblis Bolungė, bei Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kanklininkės. Kviečiame visus jurbarkiečius ir miesto svečius apsilankyti šiuose renginiuose.